Labadiena, atliekų kultūros bičiuliai. Sveikinuosi su jumis šiandien iš Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto ir esu ne viena, o su ponia Jolita. Sveiki. Jolita Raupelienė yra mados dizaino fakulteto katedros lektorė. Ir šiandien susitikom ne šiaip sau, nes vyksta viso Europos atliekų mažinimo savaitė ir čia vienoj ugdymo įstaigoje Vilniuje, žinom, kad daugybė yra visokių dalykų darančių ir mininčių, matom įspūdingą programą, vos telpa viskas smulkiom raidelėm surašyta, kiek daug įdomaus vyksta ir kiek studentai ir lektoriai yra dalykų, apie kuriuos šneka, kas įdomiausia vyko ir kas labiausiai masino ir tebe vykstančias renginėse jūsų bendruomenė. Taip, labą dieną. Vilniaus kolegija dalyvauja Europos atliekų mažinimo savaitė jau 6 metus. Mes prisigalvojam pačių įvairiausių renginių, iš tikrųjų kviečiam labai gyvai visą bendruomenę prisijungti, kas ką gali, iš to ir padarom programą. Tai šiemet turbūt jau visi įsivažiavo, visi įprato, kad toks renginys yra, tai suskaičiavau ką tik 20 renginių. Tai suskirstėm į tokius blokus, iš tikrųjų dar vyksta šiandien ir vyks rytoj. Jeigu užsuksit į kolegiją ir kitą savaitę, manau, kad kai kurias ekspozicijas dar pamatysit. Tai kas vyko ir šiandien, ačiū labai, kad jūs sudalyvavot ir apšvietėt mūsų studentus ir dėstytojus apie savo veiklą. Bet ką mes turim? Turim parodas ekspozicijas 10 vienetų, labai kviečiu į mados ir mados katedrą apžiūrėti jas. Tuoj pat pasakysiu, kad mes tuojaus kartu ateisim ir parodysim. Trumpai. Nes, pavyzdžiui, čia ir šalia mane, žiūrėkit, iš palapinės atsiranda nauji gaminiai, bet apie juos truputėlį vėliau. Ir taip pat yra, šiandien buvo forumas, išklausėm 6 lektorius ir buvo tikrai labai įdomi programa. Turim kūrybinės dirbtuvės, jau jos yra įvykę, bet kai kur galėsit pamatyti rezultatus tų dirbtuvių. Tikrai kitais metais tuo pačiu metu vyks vėl tie patys procesai, tai kas šiemet nespės, labai kviečiam kitais metais. Ir taip pat dar paminėsiu, kad kalbėjote ir apie tvarę, ir inovatyvę tekstilę, apie gyvensenos idėjas, apie, žodžiu, gamtinių medžiagų panaudojimą ir tvarumą floristikoje. Žodžiu, yra įvairiausių elementų, kuriuos svarbu aptarti, nes visi jie, kaip bebūtų, kuria atliekas, ar ne? Taip. Ir tada žadėtos palapinės transformacija, tai pabūkite gide, aš tai jūs persuku kamerą, niekur neneškit, žinokit, viską pamatysiu greitai, tai štai ką mes čia turim, sakykit? Gal jau prieš keletą metų studijų programų procese sukurti 2 modeliai iš vienos senos suplyšusios palapinės. Iš tikrųjų mane labai žavi šitie kūriniai, kai yra galima atpažinti, iš ko padaryti modeliai, yra išlaikyti visokie elementai ir yra sukurtas tvarus nešiojamas rūbas iš tos pačios labai naudingos palapinės apsauginės medžiagos. Šita suknelė gal labiau idėjinė, bet taip pat labai turinti savo irgi žavesį ir galbūt kažkas prisitaikytų kažkokiam momente. Tai tikrai štai koks puikus duetas ir kasdienai, ir šventė, ar ne? Ir, pavyzdžiui, šiaip, ar jūs, sakykit, keliaujam jau link kito pavyzdžio, o šiaip, kaip manot, koks yra suplyšusios palapinės likimas, jeigu ne štai tokia transformacija? Dažniausiai keliauja tikrai į sąvartynus ir kadangi audinys yra jungtas su plastiku, tai turbūt perdirbimo galimybės yra nėra tikrai ribotos ir audinys yra mažai rus, taip kad gali tapti ilgalaikę šiukšlę. Mes dabar keliaujam irgi pro studentų darbus, gal kitos tematikos, bet einam link praeitų metų absolventės mūsų studentės kolekcijos, kuri vadinasi Nematerialus ir Gintarė. Sukūrė šitą kolekciją iš mūsų aplinkos, būties daiktų. Čia atrodo kaip ištisas audinukas, bet iš tikrųjų kiekviena maža detalė buvo jos rankytėm iškirpta, sujungta ir sukurti audiniai. Visi, čia matom užuolaidų žiedus, bet idėja kolekcijos yra apie tai, kas mus supa, kokią istoriją tie daiktai turi, kokią
nežinau, moralinę ar informacinę vertę šitie daiktai gali atnešti į mūsų gyvenimą ir parodyti tą ryšį tarp kartų. Kaip matot studentų susidomėjimą šitą temą ir mūsų apskritai gyvenimo tragediją, kad turim daug daiktų ir nesugebam jų išnaudoti? Kaip matot, kaip jie reaguoja į šitą temą? Ar priima kaip pasiūlymą, ar jie išgyvena, irgi matot, kad tai yra jų tema? Manau, kad iš tikrųjų tai liečia praktiškai dabar kiekvieną žmogų žemėje. Mūsų studentai labai domisi tom aktualiom temom ir tai yra jų aplinka, jų tema ir jie mokosi gyventi nepuolant į parduotuvės, neperkant sezoninių kažkokių tai aktualių daiktų, bet kuria savo stilių ir ieško to žavesio ir patys kurdami istoriją iš jau turimų daiktų. Taip, keliaukim toliau. Taip, galime eiti toliau. Iš tikrųjų, čia iš dešinės jūs pamatysit irgi jau buvusios mūsų studentės sukurtą diplominę kolekciją, taip pat naudojant jau buvusius rūbus, juos perdirbant. Čia iš šitos pusės irgi Karolinos kolekcija tuo pačiu pagrindu sukurta, tai net nepastebėjau, kad daugumą kolekcijų stengiasi studentai kurti, naudodami kažkokius tai jau buvusius rūbus. O kokių, kaip matot, perspektyviai studentai studijuodami tikrai, vieni iš taupumo panaudoja tai, ką turim, to priverčia studentiškas gyvenimas, kiti įkvėpti gražių idėjų, o po to, kai jie išeina į gyvenimą, kokius šansus jie turi skleisti šitas idėjas, jau būdami rinkos dalyviais? Aš manau, kad esmė viso šito reikalo yra kūrybiškumo skatinimas, ieškojimas, turbūt paprasčiausiai yra nueiti, nusipirkti rėtimą naujo audinio, galbūt kartais ir reikia to derinio, bet pamatyti mūsų aplinkoje arba jau dėvėtose kažkokiuose daiktuose potencialą, tai tas pravers ir ateityje. Ir dabar parodysim jums labai įdomų vyriškų kostiumų virsmą. Ir jeigu vyrai sako, kad sudėvi viską iki paskutinio siūlo, tai kviečiu jūs pasižiūrėti savo šliubinį kostiumą arba mokyklinį švarką ir pasižiūrėti, ar jisai buvo sudėvėtas iki paskutinio siūlo, ar dar visi siūlai yra savo vietai. Tai gal aš kolegės paprašysiu tada, kad papasakotų apie šitą. Matot, kaip mikrofonas kaip estafetė čia keliauja. Na, gerai. Taip, Rasa, tada jūs prisistatykit, kad nereikėtų man laužyti liežuvį ir galvos. Tai laba diena, aš esu Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorė Asta Kiseliūtė. Ir jūs žinot, kas čia buvo su tais švarkais? Taip, ar jie buvo paaukoti, ar jie tapo išganyti buvo? Šiek tiek žinau, nors neprisidėjau gal prie šito projekto, bet šiek tiek žinau, nes tai mūsų studentai, mados technologijų ir verslo studijų programos studentai, dabar jau 3. kurso studentai turėjo tokį projektą. Jie pirko iš dėvėtų drabužių parduotuvių švarkus, ne naujus, padėvėtus, ir juos transformavo į naują drabužį. Transformavo į naują drabužį, tai reiškia nuo pat pradžių jie... Taip, kas jis? Jie nuo pat pradžių galvojo idėjas, ką jie norėtų padaryti iš jų. Tada gamino lekalus. Tada galvoju, kokią technologiją pritaikyti, ar dar reikia kažkokių papildomai jie medžiagų, naudojo medžiagas irgi nenaujas, o jau turimas, ir sukūrė naują idėją pateikė ir sukūrė naują drabužį. Ir va čia galim matyti iš tikrųjų jų idėjų įgyvendinimą, kaip viskas vyko, nes jie padarė tokį informacinį plakatą, kuriuose pristatė ir savo idėją ir vėliau nufotografavo galutinį rezultatą. Ir studentam iš tikrųjų labai patinka tas jau galutinis rezultatas, kai jisai pavyksta ir nori jį nufotografuoti. Mačiau, kad daug kas dalinosi socialiniuose tinkluose gautų rezultatų ir džiaugiasi įgyvendintom idėjom. O mūsų atliekų kultūros žiūrovai, dabar kurie žiūri šitą transliaciją ir vėliau žiūrės, ko
jie arba mes visi paprasti vartotojai nepasisiūsim iš savo švarko, sakykim, kostiumėlio, tokiom puikiom rankovėm tyliniam, ko galim išmokti iš šito pavyzdžio? Ko mes galim išmokti? Iš tikrųjų galim išmokti tai, kad, tas drabužis, kuris yra spintoje ir kurio mes jau nedėvėm gal 5 metų, kad mes iš tikrųjų visada galim prikelti antram gyvenimui. Ir nebūtinai pats turi mokėti siūti, tu gali turėti idėją, bet vis laik gali atrasti žmonių, kurie padės įgyvendinti tas idėjas. Tikrai yra, manau, siuvėjų, kurios gali padėti įgyvendinti tas idėjas, tik reikia norėti. Taip pat šitoje vietoje norėčiau paminėti, kad yra ir gerų daiktų dalinimosi vietos kaip stotelės dėkui, kur galima nunešti nebereikalingą daiktą ir tiesiog pasiūlyti kitam ir galbūt tas kitas transformuos, arba, kaip sakėt, nueis pas siuvėją ir siuvėja jam transformuos tą drabužį pagal turimą idėją, gali pabandyti ir parduoti. Yra įvairių drabužių pardavimo platformų, kur tie rūbai turėtų, gautų kitą šansą, galbūt net atneštų kažkokią gražą šiek tiek vietoj to, kad išmestum, nors nežinau, ar jūs žinot, bet vis dar daugybė lietuvių meta nebereikalingus drabužius tiesiog į bendrų atliekų konteinerį. Tai reikėtų truputėlį pagalvoti šitoje vietoje ir apie tą patį, žiūriu, kalba štai šitą ekspoziciją. Taip, o čia yra ekspozicija įvaizdžio dizaino studijų programos studentų, kurie turėjo irgi tokį atskleisti savo kūrybiškumą, būtent apie klimato kaitą kalbant, ne? Ir mes matom visokios idėjos parašytos, tokius darė koliažus jie ir irgi atskleidė savo ir kūrybiškumą tą temą ir įsigilino į klimato kaitos problemą. Kiekvieną minutę į pasaulio vandenynus išpilama po sunkvežimių šiukšlių. Jei nepakeisime plastiko gamybos ir naudojimo būdų, 2050 metais vandenynuose bus daugiau plastiko nei žuvų. Tiesiog skamba kaip svajonė tikram žvejui ir neprisiekusiam. Taip, ir matom alternatyvaus plastiko panaudojimo būdų idėja pristatyta ir štai čia. Ir štai kokios žuvis, tęsiant žvejo svajonę. Taip, dėja, apie tai negalvojam, paleisdami šiukšlės iš savo rankų, nors atsakingam žmogui reikėtų apie tai galvoti. Ir kaip manot, kokia dalis jūsų bendruomenės dalyvaus juoduosiuose išpardavimuose šį savaitgalį? Ir mes šiek tiek kalbėjom prieš tai, turit pasiūlymą, kaip sutaupyti ne 40%. Turiu pasiūlymą, kaip sutaupyti 100%, tai yra nieko nepirkti ir sutaupysite 100% savo biudžeto. Štai toks juodo išpardavimo idėja yra Vilniaus kolegijoje. Ačiū Jums labai už pasakojimą ir už šitą visą patirtį. Kas norit pamatyti gyvai, galite dar šiandien ir galbūt kitą savaitę užsukti, kaip supratau, taip. Labai ir pamatyti, kas yra Vilniuje arba būsite Vilniuje. Iki kito karto. Iki.